Nu va, labas vakaras, mėlyjeji. Tiesiog nutariau padaryti tiesioginę transliaciją, kadangi paskutiniu metu kreipiasi vis daugiau ir daugiau mokytojų dėl darbdavių savivaliavimo, tai yra verčiant mokytojus testuotis ir verčiant mokytojus vakcinuotis. Primenu, kas dar nežinot, yra susikūrusi Messengeryje grupė mokytojų už išlikimą, kur jau yra irgi išsiųsti, paruošti, vakar išsiųsti į prokuratūrą, į švietimo ministeriją paklausimai dėl žmonių, kurie jau konkrečiai susidūrė su tam tikrų terorizavimų mokytojų. Bet šitą dabar, ką aš jums noriu paskaityti, skirta visiems žmonėms Lietuvos. Tai yra instrukcija, kuri yra paruošta susitelkimo grupės teisininkų. Ir aš noriu ją paskaityti, todėl, kad, sakau, labai daug paskutiniam dienom kreipiasi mokytojų. Manau, tai bus aktualu ir visiems kitiem, ką labai, kaip pasakyti, tikrai aiškiai išdėstė susitelkimo teisininkai šitoje instrukcijoje. Tai aš jums dabar ją paskaitysiu. Instrukcija susidūrus su darbdavio terorizavimu reikalaujant jums vakcinuotis. Jei manote, kad su jumis a. vykdomas medicininis eksperimentas, tai yra vadinamasis klinikinis tyrimas, arba b. esate įsitikinęs, kad tas, kas jūs verčia skiepytis prieš jūs vykdo genocidą, dėl to, kad priklausote nacionaliniai, etniniai, rasiniai ar religiniai grupiai. Arba c. esate įsitikinęs, kad tol, kol vakcina nėra praėjusi visų patikrinimo etapų, pavyzdžiui, COVID vakcina bus tikrinama iki 2023-2025 metų, bet koks jos bandymas su žmonėmis peržengia etikos normas. Arba d. abejojate vakcinavimosi saugumu dėl jums jau žinomų nepageidaujamų reiškinių ir reakcijų. Pavyzdžiui, jūs pats turite bet kokią alergiją, alerginį pasireiškimą, pavyzdžiui, esate alergiškas vabzdžių įkandimui, arba turite alergiją bet kokiam vakcinos komponentui, kuri buvo pasireiškusi epilepsija, turite pažemintą ar paaukštintą kūno temperatūrą, arba jums pasireiškė reakcijos nurodytos vakcinos neigiamų reakcijų sąraše. Jei yra virškinimo ar kepenų sutrikimai, jei esate linkę sirgti peršalimo ligomis, jei lengvai atsiranda kraujosrūvos, mėlynės, jei karščiuojate, jei esate neseniai sirgęs bet kokią ligą ar buvo pakilusi temperatūra, jei esate persirgęs COVID, testas buvo teigiamas, numatote tėvystę ar motinystę, ar esate nėščia. Arba e. jūs turite papildomus sveikatos ir gyvybės draudimus, kuriuose nėra aprašytos pandemijos ar vakcinavimosi pasekmės sveikatai. Arba f. turite kitus nei dauguma ar kitus nei nustačiusi valstybė įsitikinimus dėl savo sveikatos tausojimo, pavyzdžiui, esate veganas, vegetaras, gydotės chemoapatija, skiepų negalite priimti dėl religinių įsitikinimų ar panašiai. Turite žinoti. Pirma, niekas negali versti jūsų skiepytis. Su žmogumi be jo žinios ir laisvo sutikimo negali būti atliekami moksliniai ar medicininiai bandymai. Tai numato Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnis.
Niekas neprisiema atsakomybės dėl vakcinacijos pasekmių. Pasirašydami dokumentus, pavyzdžiui, sutikimą dėl vakcinavimosi, turite rasti tokį įrašą. Visą susijusią atsakomybę prisiema. Jei tokios sąlygos nėra, atsakomybės niekas neneša. Neapsigaukite. Šiai aplinkybei negali būti taikoma sąvoka aplinkybė pagal nutylėjimą. Beje, apgaulingai jums gali būti aiškinama, kad jūs esate valstybės draustas, jūs mokate mokesčius, todėl tai tas pats, kas sveikatos pasekmių draudimas. Būkite atidūs. Jei nerandate atskiro įrašo, vadinasi atsakomybė dėl pasekmių tenka jums pačiam. Primename, kad kol kas nei viena draudimo bendrovė nesutiko apdrausti asmenų nuo COVID skiepų pasekmių. Be kita ko, jei turite kaupiamuosius indėlius bet kokiose draudimo bendrovėse, pasitarkite su jais, ar naujai atsiradusi sąlyga jūsų vakcinavimas nebus susijęs su jūsų rizikomis sveikatai, pagal kurias paskaičiuojamos įmokos, arba gali kilti aplinkybės nutraukti sutartį. Todėl, jei darbdavys raštu ar žodžiu pateikia jums pasiūlymą ar net reikalavimą pasiskiepyti, o jūs nenorite to daryti, tai pirma, padėkokite už suteiktą galimybę ir pasakykite, kad šie ar kiti panašūs komerciniai farmacijos kompanijų pasiūlymai jūsų nedomina. Susidūrę su darbdavio grasinimu atleisti iš darbo, jei nesivakcinuosite, o jūs to ir nenorite, jūs antra, įsijunkite garso įrašymą. Nesigėdykite demonstruoti, kad darote garso įrašą. Nesigėdykite sugėdinti, priminkite. Jūs ginatės nuo eksperimentinės intervencijos į jūsų kūną. Priminkite darbdaviui, kad duomenys susiję su jūsų sveikatos būkle, tame tarpe ir su priimamais vaistais ar suleidžiamomis vakcinomis yra išskirtiniai jūsų asmens duomenys, kurių disponavimas be jūsų leidimo yra neteisėtas. Ketvirta. Peržiūrėkite savo darbo sutartį ir kolektyvinę, jei tokia yra. Ar yra kokios nors prievolės vykdyti pavedimus susijusius su jūsų skiepijimu? Bendriniai įrašai tokie kaip vykdyti ir kitus pavedimus, vykdyti kitus susitarimus, vykdyti žodinius pavedimus ir panašiai negali būti priežastimi reikalauti iš jūsų vykdyti nurodymus skiepytis. Jei yra numatyta privaloma vakcinacija jūsų darbo sutartyje, kolektyvinėje sutartyje, bet jūs nenorite skiepytis, kreipkitės į teisininką. Jei nėra jokių aplinkybių, kaip numato 4 punktas, ir jei priminimas darbdaviui pagal punktą 3 nedaro jokios įtakos darbdavio veiksmams, ar ir žodžiams jūsų atžvilgiu, informuokite darbdavį, kad apie jo veiksmus nedelsiant pranešite policijai, valstybiniai darbo inspekcijai ir kitoms valstybinėms institucijoms. 5. Parašykite e-policija.lt apie darbdavio pasikėsinimą į jūsų sveikatos asmens duomenis ir jūsų sveikatą. 6. Parašykite valstybiniai darbo inspekciniai laišku apie darbdavio grasinimą jūs atleisti ar kitaip susidoroti su jumis dėl atsisakymo skiepyti. Jei esate valstybės tarnautojas ar asmuo priskirtinas valstybės tarnautojų grupiai, informuokite vyriausiąją tarnybos etikos komisiją apie darbdavio vadovo galimai nedeklaruotą lobistinę veiklą. Taip pat galite 8. Pateikti aiškiai išreikštą valią dėl atsisakymo dalyvauti medicininiame eksperimente. 9. Pareikšti raštišką užklausimą darbdaviui, kokiais dokumentais, nurodymais ar įsakymais vadovaujasi
ir jūsų reikalaujama dalyvauti eksperimente skiepytis. Atkreipkite dėmesį, kad dokumentai turi būti oficialūs ir pasirašyti, turėti oficialų antspaudą ar elektroninį parašą. Jei darbdavys ir toliau nusiteikęs veikti neteisėtai, 10. Kreipkitės į prokuratūrą dėl savivaldžiavimo ar tarnybos įgaliojimų viršijimo ar grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo. 11. Pareikalaukite iš vadovo, pareigūno, gydytojo ar bet kurio kito su skiepijimu prievartos eiga susijusio asmens pasirašyti asmeninės atsakomybės Lietuvos Respublikos civilinio ir baudžiamojo kodekso numatyta tvarka už galimas atliktos procedūros pasekmes. Negali būti naudojama jokia bendra, tai yra solidarios ar kolektyvinės atsakomybė su nuoroda į žinybą, tarnybą, įstaigos vidaus taisyklės, kolektyvinę sutartį ar panašiai. Tik asmeninė, materialinė ir baudžiamoji atsakomybė. Bylojimus apie bendros atsakomybės aplinkybės, įspėjus apie savo veiksmą, patartina įrašyti į garso ir vaizdo įrašymo priemonę. Vėliau tai palengvins teisminį įrodinėjimą, veikiant nusikalstamo darinio grupuotės sudėtyje. Darbdaviui vienašališkai nutraukus darbo sutartį, jūs, 12. Nedelsiant kreipkitės į darbo inspekciją, nes apskundimui taikomi trumpi terminai. Gaukite konsultaciją ir veikite pagal ją. Jei konsultacijos negausite, kreipkitės į teisininką. Visą šitą aš įdėsiu į komentarus, YouTube į aprašymą. Galbūt nelabai čia taip man sekėsi skaityti, bet prašau atleisti. Kažkaip nedažnai skaitau, kažkaip daugiau visą laiką savais žodžiais kalbu. Ir nuo savęs noriu pridėti, kad išdrįskite pakovoti, atstovėti už save, nes jūs tik save ir teturite iš tikrųjų. Kaip ir kažkada sakiau, mylėkite save, o meilė savo tai yra ištikimybė savo. Jeigu jūs liksite ištikimi savo, jūs viską nugalėsite ir turėsite. Yra pats svarbiausias žingsnis nedaryti to, ko nenori daryti. Ir niekas jūsų negali priversti sutikti, kad jūs darytumėte to, ko jūs nenorite daryti. Viskas yra jūsų rankose ir viskas priklauso nuo jūsų. Ir dar noriu paantrinti, kad yra susikūrusi Messengeryje grupėje mokytojai už išlikimą. Kviečiu prisijungti, kam yra aktualu. Mes dabar dirbame su mokytojais, nes aš pati esu mokytoja. Tai kažkaip tai būrė mokytojus ir rašom raštus kažkokius, tai jau teikiam, yra daug minčių, pasisiūlė jau ir teisininkų, ir vienu žodžiu mūsų grupė didėja ir mes kartu daromės jėga, kuo aš ir džiaugiuosi jau. Ir tikrai žmonės neleiskite su savimi daryti eksperimentų, nes jau yra pasipylę tikrai nemažai atvejų su labai tokiais, sakyčiau, žiauriai šalutiniais pojūčiais, požymiais. Tai nežinia, kas ten toliau gali įvykti. Gal dar dabar ir kaip ir nieko, kaip ir praėjo, bet vėliau neaiškios tos pasekmės gali išlysti. Taip kad mes visi esam savo sveikatos saugotojai, tai ir saugokim ją savo, ne kažkam kitam. Jeigu neišsaugosit
savo sveikatos ir pasirinksit, pavyzdžiui, darbą, dėl to, kad, nu, vienu žodžiu, jūs bijot likti be darbo, tai gali tai būti, kad jūs liksit ir be sveikatos ir be darbo. Nes jeigu jūs susirgsit, tai ir darbas jau, o jeigu dar liūdnesnės pasekmės, tai jūs patys žinote, kaip gali būti. Tai va, ir yra, dabar aš mačiau, yra įsikūrusi grupė, kur rašo atsiliepimus, jau žmonės parašo atsiliepimus po skiepinimuose, kas ten vyksta. Taip, kad galit patys sekti ir domėtis, kai ką aš irgi pasidalinu, kai pamatau šitoj grupėje ir kitose grupėse. Bet jūs ir patys tą galite daryti ir dalintis su kitais, parodyti tie žmonės, kurie dar neapsisprendė, abejoja arba bijo. Tai, nu, manau, kiekvieno pareiga, jeigu taip jaučiat, parodyti informaciją. O žinoma, kai kurie galbūt jau atsiliepimų ir neparašys. Tai vat, gal tiek šiam kartui. Gal dar šiandien susitiksim, ten tokį kitokį noriu pasidalinti, vienu žodžiu, mintimis. Tai žiūrėsiu dar. O šiandien va tiek, šiuo momentu tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Visiems išlikti savimi iki galo. Ir saugoti save ir savo vaikus.